Šiandien gyvų drugelių muziejaus žiniose matysite. Išsirito daugiau nei 20 gyvų tropinių drugelių. Vikšras išsinėrė iš odos. Ir kitos pirmadienio be lankytojų naujienos. Na, o mūsų perykloje šiandien labai puikia diena. Tai išsirito daugiau nei 20 įvairiausių drugelių. Susipažinkime su jais iš arčiau. Visiems jau puikiai pažįstamas drugelis povas. Skrenda paskraidyti. Toks vienas jo draugas yra ant sienos, galit pasižiūrėti. Tupi laukia kažko. Čia drugelis grafas, labai gražiais sparniukais. Nenori niekas šiandien filmuotis. Čia turime drugelį batsiuvį. Čia yra drugelio batsiuvio patelė. O čia pasižiūrėkim, ar patinėlis, ar patelė. O čia turim patinėlį. Jeigu pavyks, pasižiūrėsim, kaipgi jis atrodo. Štai, čia patinėlis, štai čia patelė. Panašus, truputukas skiriasi, bet labai gražus drugelis. Taip pat turime būrį, net būrį išsiritusių šokoladinių drugelių, kai kurie tiesinasi sparnus. Ką tik išsirito drugelis, tik ką. Filmavau kitą drugelį ir išsirito drugelis. Pasižiūrėkit, čia bus toks pats drugelis pelėda, kaip kur kabo šalia. Ir jisai yra visiškai mažiukais sparnais. Ir pasižiūrėsim, kaip jisai tiesinsi savo sparnus. Drugelis sėkmingai ištiesė savo sparnus per rekordinį laiką, tik 12 minučių. Šiąnakt vienas iš mūsų vikšrų gyvenančių ant ligustrų išsinėrė iš odos. Pasižiūrėkime iš arčiau. Štai čia jo graži nauja žalia oda, o senoji kabo viršuje. Galite pamatyti. Dažniausiai vikšrai šitą odelę suvalgo, joje gausu naudingų medžiagų ir toliau valgo augalą. Kaip matot, mūsų ligustras jau labai apvalgytas, tai teks šiandien jiems duoti naujų augalų. Pasirodo, šiąnakt iš odos išsinėrė ne vienas, o net 2 vikšrai. Štai čia matote jo odelę. Pats vikšras miega saldžiai. Deja, tačiau natūralus gamtos ciklas pasibaigė net 12 drugelių ir 1 vikšrui. Gamtoje kažkas gimsta, kažkas pabaigia savo gyvenimą.